Brangūs dvyliktokai, mokytojai, draugai ir svečiai. Šiandien jau paskutinį kartą skambutis skambėjo mūsų vyriausiasiams gimnazijos moksleiviams. Nuo šiol jis skambės visai kitaip. Šis skambutis jiems reikš jų pačių sprendimus ir pasirinkimus gyvenimo kelyje. Palinkėkime sėkmės dvyliktokams garsiais plojimais. Na, o šios dienos šventė tegu lieka jiems pačių gražiausių gyvenimo dienų, brangiausių prisiminimų. Beždžioniukų diskoteka. Šoka Kauno technologijos universiteto gimnazijos šokėjų trupė. Šokis skiriamas Kauno technologijos universiteto gimnazijos absolventei Eglei Miliūnaitei.
Sveikinimo žodį kviečiame pasakyti ir užlipti ant scenos mūsų gerbiamą Kauno technologijos universiteto gimnazijos direktorių Tomą Kyvarą. Tiesiog nuostabių buvo daina. Net man virpuliukai šiokį tokį bėgioja, tai net nežinau, ar jums tai jaučiasi, bet aš tai tikrai pajutau. Iš tikrųjų, gerbimi mokytojai, šaunieji pirmokai, ultra šaunūs antrokai, super šaunūs trečiokai ir aišku, gražieji, nuostabieji ir šaunieji ketvirtokai. Kazlų gimnazijos abiturientai. Paskutinio skambučio šventė tai nuostabi diena mums tuo, iš tikrųjų, tai yra 2 dienos mokykloje, turbūt mokyklos gyvenimo gimnazijos, kai mes susirenkame visi kartu, tokis didelis būrys, tai rugsėjo 1 ir paskutinio skambučio šventė. Rugsėjo 1 mes susirenkam todėl, kad būnam labai pasiilgę vieni kitų ir visi labai norime pabūti kartu. Paskutinio skambučio šventė yra priešingas efektas, labai norime bent paskutinį kartą pabūti kartu, nes iš tikrųjų žinome, kad greitų metu gali būti, kad jau mes taip dažnai visi būryje nesusitiksime tokioje kompanijoje.
Kiekvienais metais, mėly abiturientai, jūs su pavydu žiūrėdavo turbūt į paskutinę skambučio šventėje į abiturientus prieš tai buvusius ir galvodavote, kad kaip jiems gerai, kad nebereikės grįžti rugsėjo 1 į gimnaziją. Ne, iš tikrųjų, nes pagalvokite, ką reikėdavo veikti kiekvienais metais. Reikėdavo spręsti neįveikiamus greitukus, raštinį stovėti prie kopijavimo aparato spausdintuvo eilėse, spręsti mokytojų siūlomas valstybinių egzaminų užduotis, alkiai atsiradusi sprendžiant uždavinius spręsti antistreso bandelėmis, kurių kainos visiškai priklauso monopoliniams ekonomikos rinkos dėsniams. Kai liksite alkani, tada į kultūros pamokas nelabai jėgų yra nueiti. O galiausiai iš to alkio viduje toks žvėriukas sukyla ir nori eiti pas draugus į klases ir ką nors tokio gražaus ir prasmingo padaryti klasėse. Bet štai ta diena, kai jums jau pavydi jaunesnieji kolegos, arba jūs pavydėte jiems, kad jie vis dar galės tai iškrėsti, išgyventi. Jums tie praėję 4 metai praėjo turbūt kaip vienas geras filmas. Kaip vienas kokybiškas geras filmas ir tokia akimirka. Tikiu, kad kažkuriam iš jūsų net šiek tiek gaila, kad čia pabaiga. Bet kadangi mokyklos baigimas yra tik pirmas žingsnis iš tikrųjų jūsų gyvenimo įrašas, gyvenimo aprašymai, pirmas įrašas, iš tikrųjų tai yra KTU gimnazijos, jūs būsite abiturientai, toliau jau ten rašysis Kembridžai, Oksfordai, gal kažkas kitokius universitetus išvardinsim. Aš visų neatsimenu, kurie yra ir kiek jūs norite įstoti. Edinburgą žinau, Varvikas tikrai bus ir panašus. Ir KTU būtinai, ačiū, atsiprašau, kad tiek minėjau. Tai iš tikrųjų, aišku, ten tame gyvenimo aprašyme suguls jūsų svajonės įsipildžiusios, galbūt pasikeitę šeiminiai statusai, tikiuosi, paskui tie moksleiviai turbūt bus irgi ateis į KTU gimnaziją mokytis. Norėčiau padėkoti mokytojams, kurie nepalūžo, kai norėjo ir neleido jums palūžti, kai jūs stengiatės užkariauti mokslo ir žinių olimpą. Ir nors, kaip sako Vigodavičiaus daina, nors 1000 kartų nesisekė, bet vis tiek stengiasi mokytojai, kad jums kažkas tas pažinimo džiaugsmas besimokant sužibtų. Toliau, aišku, norėčiau padėkoti auklėtojoms, kurios rūpinosi jumis, pavertė jūs tikraisiais dabar jau asmenybėmis žmonėmis, su jumis ir rasdavo bendrą kontaktą, jeigu ne direktorius ir nerasdavo ryšio, tai per auklėtoją kažkaip gal bent galėdavom susikalbėti. Toliau, iš tikrųjų, labai norėčiau padėkoti keliems abiturientams, pavyzdžiui, Mariui ir Valentui, kuriuos aš turėjau progą pažinoti prieš ateidamas čia dirbti ir supratau, galėjau sudaryti įspūdį, kokie tie KTU gimnazistai iš tikrųjų yra. Ir man patiko tas turbūt gimnazisto įvaizdis, nes aš čia ir atėjau. Toliau, ačiū Vainiui už pozityvų ir optimizmą kiekvieną kartą per pamokas. Ačiū Matui ir Kryčiui už puikiai organizuotus ir koordinuotus mokslo lyderių turnyrus. Už pirmuosius metus, už gyvenimiškas pamokas man, už puikius prisiminimus. Jūs taip pat nesigėdykite šiandien padėkoti mokytojams, tėvams, savo draugams. Įsakykite viskas, kaip yra jūsų dūšioje. Nebijokite to, mes tikrai laikom kumščius už jūs, kad jums pasiektų egzaminuose, kad jūs įgyvendintumėte savo svajonės. Ir norėčiau dabar dar prie viso to yra dar tokia maža progelė, ką reikėtų šiandien atlikti, pasveikinti. Ir šitą pareigą patikėsiu savo kolegai Leonui Narkevičiui. Čia staigmena, abiturientai tikiuosi irgi prisidės prie sveikinimų. Abiturientai išeina kasmet, bet kartais išeina iš gimnazijos ir ne vien abiturientai, bet ir kai kurie darbuotojai. Ir šiandieną yra gana simbolinis išėjimas iš gimnazijos. Norėčiau čia pakviesti Vandą prie savęs.
Vanda, daugelis iš jūsų gal net nežino, yra tam tikra prasme simbolizuoja gimnaziją su visa jos pradžia. Vanda Vėtelienė, šita pavardė gimnazija yra svarbi dėl šios pavardės, dėl Lado Vėterio pavardės ir be jo indėlio jūs čia nesėdėtumėte ir tos gimnazijos nebūtų buvę. Seniais priešistoriniais laikais, 1988, tai katedros vedėjas Ladas Vėteris nutarė, kad reikia Kaune naujos, kitokios mokyklos universitetinės ir jis įtikino universiteto valdžią, įtikino ministeriją, kad darom ir 89 pradžioje pradėjo visą tą daryti. Ir Vėterio dėka įsikūrė ir Vanda kaip tos šeimos atstovas tyliai, kaip ir priklauso tikriems simboliams, tyliai ir švelniai čia dirbo ir dabar iš mūsų jau išeina. Mes norim palinkėti dar ilgų metų, sėkmės. Ačiū Jums. Ačiū visiems. Aš buvo geras su jumis. Labai džiaugiuosi, kad teko man susitikti su jumis. Labai ačiū. Ir linkiu visiems geros ateities, geros sėkmės, laimės gyvenime ir moksle dabar, kurie lieka. Dėkojame už gražius žodžius ir toliau šventinėje programoje daina Gera, kurią kviečiame dainuoti visus kartu.
Na, o dabar mes norėtume pakviesti mūsų abiturientus į sceną paskutinį kartą. Tai aš manau, galime pradėti nuo A klasės, jeigu jie norėtų užlipti ant scenos. Padarėm svarbiausią dalyką, pasifotkinom ir dabar tikriausiai reikėtų nuoširdžiai visiems padėkoti už tai, kad su mumis buvo visus šios 4 metus. Ypač mokytojams, kurie mus pakentė, mylėjo, auklėjo ir gerino visi kritik, o dabar čia stovim visi tokie faini. Ir dabar pereisim taip pat prie mūsų testamento palikimo visiems likusiems gimnazistam. Tai pirmieji bus 3A ir jiem perdodam aukšto lyderystę ir galingiausiųjų sostą, kurį rasite savo klasėje. Ir taip pat jūsų norėsim paprašyti, kad perduotumėt mūsų įpėdiniams irgi labai kelis svarbius dalykus. Taigi, mes jiems paliekam užsidegimą keliauti ir maištininkų dvasią. Turim 2 po 7, kuriuos mums liepia išmesti, tai dabar galim prisipažinti, kad mes melavom, mes jų neišmetėm. Tai va, vieną paveldėjom, vieną pavogėm ir žinot, ką daryti toliau. Taip pat turim tiesiog ateikit kas nors iš 3A ir mes labai tikimės, kad jūs perduosim. Mes tą paveldėm, nes kartu pavogėm. Ir nepamirškit, kai klaus, kiek liko, jūs nebūkit labai draugiški ir sakykit 7, visada 7. Tai ateikit 3A atstovas, vienas paims mūsų laiką. Ir va čia matot stiklainis mūsų kelionių palikimu ir pirmom santaupom kelionėm, tai nevokit, nes nėra daug aišku, bet pradžiai uždėt. Ir važiuok. Na ir kaip vakarykščiai įvykiai įrodė, mes turim perduoti sporto galiūnų statusą ir savo susmirdusias čempionų prakaitų permetusias aprangas antrajai SVED klasiai. Ir kviečiam Geriausiems kitų gimnazijos futbolininkams paliekam, norėjom palikti daugiau aprangų, mes patys jas pasidarėm, dėja išliko tik viena ir aš ją gal ir aprengsiu čia vietoj, ne? Dabar norėčiau pakviesti geriausią mokyklos stalo teniso žaidėją, patį nuostabiausią partnerį ir stipriausią priešininką Dominiką Ačą.
Pirmai A norėtume palikti sėkmingų santykių gidą, nes per 4 metus tikrai patyrėm, kaip sėkmingiau poros kuriasi. Tai kviečiu pirmos A atstovą. Ateisim patikrinti, kaip vykdot mūsų priesakus. Tikrai ateisim? Iš 6 aukšto, jo. Ir dabar tam, kad pirmokai neprisidirbtų ir nesujauktų gimnazijos, vykdydami mūsų priesakus, turim pačią jautriausią, svarbiausią dovaną šiandien tikriausiai. Ir ją skiriam tam, kuris buvo ištikimiausias mūsų draugas visus 4 metus. Tai mūsų apendiksai. Iš kur turėtume jau būti Vytautai? Kaip žinoma, kitų gimnazijų vyksta visą laiką magija, tai to ir vėl ją parodyti. Pasiruoškite. Kadangi rūpininkė mūsų išeina, tai mes nežinom, ką perduoti, tai patys nunešim, bet su meile 25 A. Ačiū jums visiems. Taigi, ačiū labai jums ir dabar į sceną kviečiame 4 B klasę. Mes taip pat, žinoma, norime labai padėkoti visiems mokytojams, auklėtojai, taip pat visiems gimnazistams, kad šie metai gimnazijoje buvo tikrai patys nuostabiausi ir turbūt mes juos tikrai atsiminsim visą gyvenimą. Na, o palikimą dalinsime tokiu kitokiu šiek tiek būdu ir eilėraštuko pagalba. Taigi. Labą dieną. Išaušo toji valanda, kai atėjo laikas pasakyti sudiev ir kažko jums gero palinkėti. Gimnazijoje praleidom 4 gražius metus, tad ir palikimas mūsų nekuklus. Kai dar buvome pirmokai, krimtom mokslo šaknis stropiai, tad ir bekams būsimiems mes paliekam išminties, pačios tikriausios mūsų patirties, kad žinotų jie tvirtai, jog paklysti nėra blogai ir gimnazijos keliu žengtų drąsiai jie be skrupulų. O mes linkime pirmokams, būsimiesiems jau antrokams, kad jie augtų ir bujotų, link šviesos kilt nebijotų, pražystų savimi gražiai ir gyventų savo darniai. Todėl paliekame jiems tatai, augalą gražiausią klasės. Jis padės jums išgyventi drąsiai, degonės gamins per dieną, kad kvėpuotumėt ne kartą vieną, rūpintis jo reik labai, laistyt vandeniu dažnai ir atneš jums augalas tasai laimės, meilės ir daug džiaugsmo.
jog ir menas nėra blogai, puošia aplinką ir sielas, na ir aišku klasės sienas. Kad ir kur jis buvo prastas, šis paveikslas nėra prastas. Tai paliksim jį antrokams, gal neliks nepanaudotas. Menas juk įkvepia gyventi, padeda jis nepasenti, kai ant sienos grožį tu matai, siela atjaunėja nelauktai. Tad žiūrėkite jį dažnai ir problemų sumažės tikrai. Šis paveikslas ypatingas, tikimės, kad bus naudingas. Na, o mylimi trečiokai, sėkmės jum, stiprybės, gyvenimo laimės, pilnatvės, ramybės. Ramybės? O gal ramūno? Sakot, koko? Nekokokit čia, nes gausit žuvį. Vas sėdi, žiūri, galvoja, juokauja, ne, štai žuvis atkeliauja. Iš kur jis atkeliavo? Nežinot? Kiek kartų šert per dieną reikia? Nežinot? Mes irgi. Paliekame ją jums, prašom saugos, prižiūrėti, pamiškai nepalikinėti. Jei po metų liks gyva, egzai jums nebus bėda. Štai ir baigės mūsų gerybės, dabar jau laukia pasaulio platybės. Atminkit mus gerų žodžių, bei siekit mokslo aukštumų. Ačiū, geros dienos. Na, o dabar į sceną kviečiame paskutinę klasę, į 4 C. Taip, tai pradėti norėčiau nuo to, kad esu beveik 100% tikras, kad kiekvienam čia esančiam 12-okui šitie metai gimnazijoje buvo patys geriausi. Ir tai yra ne dėl, nežinau, pastato, kontrolinių ar dar kažko, o svarbiausia dėl žmonių. Tai pirmiausia, manau, visos laidos vardu, tai dar mums reikės pagalbininkų, kreipiamės į mokytojus. Norim jums labai padėkoti už visą vargą su mumis, pykčio protrukius ten ir papildomas kontrolinius už pamokų nelankymą. Patirtis kalba ir tai va, tai dabar kviečiu dar truputį abiturientų. Visi garsiai paploja mokytojams. Tikimės šitos gėlytės žydės ilgai, kaip mūsų širdise žydės meilė jums. Trumpam liks nuskriaustų mokytojų truputį, tai jūs neišsigaskit, džiaukitės tuo, nes reiškia, kad jūs esate ypatingi.
Taip, tai tie ypatingi žmonės yra mūsų kelrodės žvaigždės, tai yra pačios mylimiausios mūsų auklėtojos. Ir dabar norėtume atskirai pasveikinti jas, taip pat kiekviena klasė, ar ne? Ar ne? Tai gerai. Tai galim pasveikinti tada. Ir paplojam jom dar kartą tai gerai. Ir pati mum jau kaip sekam dabar, visiems abiturientams svarbiausia mokytoja yra mūsų auklėtoja. Tai kviečiam ją ant scenos dar trumpam labai ir jai irgi pamokymą. Tai kviečiam mūsų auklėtoją ant scenos. Taip, tai be mokytojų gimnazija taip pat yra kupina nuostabių žmonių. Čia susiradau pačius geriausius draugus, kurie manęs ir vedėmina pagilėjo ašarą nusišuostyt. Jeigu susigraudinsiu ir jau beveik visos klasės gavo palikimo, tai liko tik patys nuostabiausiai cekai. Tai pradėsim nuo būsimų pirmokų ar dabartinių pirmokų. Dabartiniams pirmokams paliekam nuostabiojo menedžerio Vijūno liemenę, kad mes girdėjom, jau labai gerai sekasi žaisti GFL šiais metais, todėl linkime ir dar daugiau sėkmės. Tai čia yra menedžerio liemenė ir nuostabaus vartininko liemenė, tai yra buvusios Rinkio, o dabar nežinom, kam jis atiteks. Dar vienas ryšulėlis. Taip. Mes paliekam dar vieną ryšulėlį, kuriame yra viskas, ko jam prireiks krikštį kitais metais mūsų mažuosius, kurie dar tik ateis. Tai štai jums. Ir dabar antrai C klasiai mes paliekam Ievą. Taip. Nu, aš pabandysiu. Mes paliekam jums, kaip patiems irgi šauniausiams GFL žaidėjams iš kito galo, tęsiančiams mūsų klasės tradiciją, pačią nuostabiausią taurę ir ant jos esantį inkilėlį ir linkime, kad čia apsigyventų ne gaidžiai, o paukščiai. Tai ačiū Jums. Ir kadangi, kad dar geriau sektųsi GFL-as, jums reikia papildomų priemonių, tai čia jums bus pagalbinė priemonė laimėti taurę kitais metais. Ar yra šioje salėje židonis ir vartininkas? Ar yra? Burtininkas? Yra, prašom ant scenos. Tiems norime teikti šį nuostabų kartą, tai Karžygio ir princesės rinkinys. Tai yra kartas ir gėlelė nuostabiai princesė, nežinau, kuris yra. Toliau liko vyriausiai, tai būsimi ketvirtokai, kuriems palieka mūsų romantikos rinkinuką, nes paskutiniai metai susirasti tą partnerį, kaip jau sakėm. Kaip ir Bronislavas Burgis sakė, geriausia, ką galite pasimti iš tos gimnazijos, yra geras sutuoktinis.
Tai čia rasit ir papuošimus su vienaragiais, kuriuos tikim, kad jūs vieninteliai taip, nežinau, prižiūrėsit. O taip pat servetėlių, jeigu kartais vis dėlto nepavyktų. Ir būsimiem pirmokėliam, mažyliam, cekučiam, tai dovanėlės bus paliktos klasiai. Taip. Ir dabar dar vienas paskutinis dalykas, tai yra, nežinau, ar tai galima vadinti gimnazijos raktu, einančiu iš kartos į kartą, bet tai tikrai yra gyvenimo būdo raktas. Ir jis yra paliekamas konkrečiai vienam žmogui, kaip aš jį gavau, kai buvau antrokas. Tai dabar į sceną kviečiu gerbiamą Rimantą Kiprą Kasparavičių, paplokit jam garsiai. Ir mes dar norim pasveikinti vieną žmogų, tai mūsų klasės vadė, antra auklėtoja, mūsų sielų išganytoja, lenkiamės prieš ją žemai ir norim padėkoti Aistei. Paplokit Aistei. Ačiū. Ir paskutinė kelių puokštė šiandien keliauja gerbiamam direktoriui Tomui Kivarui. Paplokite jam garsiai. Taigi, paskutiniai cekai tikrai palieka savo teritoriją, sėkmės visiems ir ačiū Jums. Dėkui ketvirtai C klasei. Galim jums dar kartą paploti. Taigi, brangūs abiturientai, būkite laimingi, nebijokite svajoti ir skriskite išskleidę sparnus. Dėkojame visiems susirinkusiems ir linkime gražios ir spalvingos vasaros, o koncertą dar tęsime.
Mokytojų, Dainiau Berlingi, jūs neįsisuksit. Prašau, ateina ant scenos. Mes irgi labai norime prisidėti prie šių padėkų, nes tikrai šis mokytojas turi nesibaigiančią energiją, labai paigų humoro jausmą. Ir mes naudojame labai simbolišką dovaną, o konkursą. Ir jam įvykimus reikia išskirčiausius.
tai didelį ačiū mūsų muzikos mokytojui ir mūsų didžėjui Kasparavičiui. Gintrui. Ir labai jums ačiū ir geros vasaros ir gerų egzaminų. Čia taip užsibaigs filmas? Ar jau užbaigtas? Moja